Sveiki, mėly televizijos žiūrovai. Mes šiandien susirinkome visi. Neeilinis posėdis, nes norime aptarti ne tik tai, kas vyksta Kupišky, bet tai, kas mes esame Kupišky. Šį neeilinį vakarą sugalvojo mūsų miela kolegė Akvilė, kurią tikriausiai matote televizijos ekrano viršuje. Ir taigi mes pradėsime savo sugrūstą į stalą. Man patinka mūsų laida Mes jėga. Manau, kad mūsų laida Kupiškyje yra kažkas tikrai naujo. Mes bandome parodyti kažką naują ir naują. Manau, šita laida jau nebe nauja, nes jau gana ilgai darom tai. Mūsų laida nuo šiol sieks labiau pritraukti jaunimą į įvairią veiklą ir skatinti mąstyti rimtesnėmis ir įvairesnėmis temomis. O tu atmintinai išmokai šitą žodžius ar ką tik sugalvojai? Ką tik sugalvojau. Čia yra improvizacija. Improvizacijų šou tęsiamas. Žinias įskaitai. Aš džiaugiuosi, kad jūs mus žiūrite ir tikiuosi žiūrėsite toliau. Mes stengsimės jūsų nenuvilti. Kviečiame jaunimą aktyviai dalyvauti ir prisijungti prie mūsų debatų, kurie vyks jau nuo kitos laidos. O ne kita laida, ne Kokie debatai? Debatai jaunimo diskusijas apie jaunimo užimtumą Kupiškyje ir panašias įvairias aktualias temas iš tikrųjų. Akvilė bus vedėja. Būsim visi vedėjai. Aš būsiu garso operatorius. Ir ne tik. Aš būsiu tavo operatorius. Studijos operatorius. O aš būsiu tiesiog operatorius. Kaip ir visada. O aš būsiu studentas. Ahahaha. Paplok Amerikoje, nes esi studentas. Erikai, linkėjimai tau. Linkėjimai Erikui. Pamojokime Erikui. Į kamerą. Mes norėtume keliauti vasarą. Jei kas nors galite pasiūlyti darbą, tai siūlykite, aš šį vasarą laisvas. Mano numeris 862905156. Ir noriu pagituoti jaunimą, kad reikštų save, rodytų save ir kad mes esame pasirengę jums padėti išreikšti save. Ir Erikai dar kartą ten pasimaivysi. Iš tikro, matau, žiūrovai galbūt nesupranta, kas čia vyksta, tai Erikas bando mus filmuoti ir ten maivosi. Mantas nori pakalbėti labai. Šitą laidą ir gera, ir bus gera, ir juokinga, nes ir daug viską čia yra. Tai va, žiūrėkite mus, nes kitaip mes jūsų nežiūrėsime. Aš norėčiau paprašyti Kupiškio valdžios atstovų, kad suteiktų daugiau darbo vietų iki 18 esantiem jaunuoliam. Taip! Ir aš iš tikro labai opus klausimas yra jaunimo įsidarbinimo vasarą. Todėl kviečiame į debatus. Jo, ir čia žinutė merams ir vicemerams ir tas, kas ten gauna virš 5000 algos. Tai kviečiame į debatus iš tikrųjų. Tai per pažįstamus gali čia patekti arba rašykit, kaip ten tavo studija. Studija@gmail.com. Tai va. Ir šiaip, jei kas nori pasisakyti savo nuomonę ir ką nors rašykit tiesiog mums. Nes mūsų laidos skirtos ne tik Stauskio juokų kampeliui. Ne tik Edvino rimtybės užkampiui. Ir ne tik Akvos dailės ir meno gabumų priebandai. Ir ne tik Manto kalbumo, šnekumo laideliai. Kurios nėra. Bet mes tikime, kad ji bus. Taigi,
Igne, kaip tau sekasi, tu vis tiek esi naujokė ir papasako, kaip tu čia atsiradai ir panašiai, vat, prašom, galbūt tai paskatins kitus ateiti. O Jėzu, net neatsimenu, ką aš žinau, su jūsų kažkaip kalbėjau ir taip atėjau, bet man patiko čia nais dabar, faina. Žodžiu, lyskite kamerą. O Valda, kaip tu laikaisi? Aš tai gerai laikausi. Ne, iš tikrųjų aš labai gerai laikausi, nes aš čia atėjau netyčia, iš tikrųjų. Jie pakvietė va tėvą, va šitievą visi. O dieve. Durneliai. N14 dėkit ženklą greičiau. Ir taigi, ir šiaip mes norime dar kreiptis į savivaldybę, į tuos žmonės, kurie valdo Kupiškį, kad mes kaip jaunimas pasigendam Apie tai debatuose. Pasigendam visko. Nuo... Ir plačiau debatuose. Ir Ir pavyzdžiui, pažiūrėkit į miestą, jis tuščias. dar norim pasakyti, kad jei neteisit į debatus, tai tiesiog prarasit galimybę pasireklamuoti. Ir kviečiame daugiau jaunimo į debatus. Jo, nes, kaip sakoma, viską galima iškirpti, jei nusišnekėsi. Greta, o dėl ko tu čia sėdi? Tavęs nesimatys. Erikas pasodino. Ta prasme, pasodino kaip medelį? Taip. Kaip medelį. O koks tu medelis? Ta prasme, Gretiškas toks. Ai, nenorėjau. Ir pašokam dabar atėliau. Ir visi kartu tradiciškai. Pakranty gumos, pakranty gumos. Ir pasakyk, koks tavo vardas. Pasakyk, koks tavo vardas. Pakranty gumos, Pakranty gumos. ir pasakyk, koks tavo vardas. Pasakyk, koks tavo vardas. Pakramčiau gumos, pakramčiau gumos. Mano vardas Tadas, mano vardas Tadas. Pakramčiau gumos. Mano vardas Tadas, mano vardas Tadas. Taigi, laida eina į pabaigą. Visi išeina. O mes likome su Stauskiu malkų kapoti. Manau, šiandien prikaposime daug malkų ir kitai laidai dar užteks. Todėl linkime jums sveikatos, stiprybės, gražių emocijų ir svarbiausia, kad gyvenimas būtų Gražus. ate. Tai buvo Spokis Stauskis ir aš.